Nu ir labdienėl visiem. Šiandien yra gražus penktadienis. Anglijoje yra plus 36. Matyt galva perkaita, dėl to su misli jau dėdel nesąmonė. Bandysim iš Anglijos grįžti į Lietuvą su mašina. Jeigu galim pavadinti mašina. Tebūnie un si kartings. Kon, mūsų ir kelionės tikslas dasigauti nuo Kembridžo iki Mažeikio. Planuoju viską ant tom padaryti per 2 dienas. Ir bandysim viską nufiksuoti ir susokti vidosiką. Iškart galiu pasakyti, tai ir mums pirms vidosiks. Taip, kad galit drąsiai pizdavoti, rašyti komentarus, heitint. Kau daugiau heita, tau man labiau patinka. Apžiūram monton kartingą. Turim tokį mašiną. Kokia čia mašina? Vonis sutekinės. Nie stėkla, ni stoga. Niek absoliučiai. Kapnant seksas son važiuoti autobanu. Bet toks bus man challengėlis. Tikiuosi, dasigausim iki tėvynės. Einam pažiūrėsim, kas yra vidau į po kapotu. Taigi, vidau mes turim 2 sėdynės. Nežinau, ar mes galim pavadinti sėdynėm. Metals. Į kažkoks paminkštinėms kareivinius. Nu, stuburėliau labanakts. Įvairs ne per didžiausias. Turim bėvint skydėlį. Prietaisą visi, kuria siurblėlėm, pasipanašiai. Da, pasidariau pakrovėjimą. Galėčiau krauti kameras, telefonus ir viskom kitkom. Kiek yra iš salono. Dabar varom pažiūrėti, kas į po kapotu. Šitą po kapoteliu, to vadinam, nežinau, kapots. Skardos gabals. Nu, vadinkiam kapots. Turim BMW 2,8 litrą benzininį variklį. Kas nesuprant labai apie BMW, tai tebūnie 2.8. O kas suprant, tai M5.2 B28. Iš vadinam skrekždis. Turim tokį motorėlį. Galės turim. Nu, vien maž problemėlį. Lirin tepalą. Tai va, supyliau biškį tirštesnis tepaliuks. Pripyliau visok šamurliak. Ir veizėsam. Gal datrauks iki Lietuvos. Kon aš dedaus į kelionę. Niek daug. Kelis daiktelius, nes, kaip matot, veids nedaug. Taip, kad čia negaliu prisikrauti po savo gyvenimą. Nu, tai pažiūram, ko įsideda. Simečiau komplektėlį čainizinių įrankių. Aišku, jeigu suges, aš neremontausiu nuo sunkelį, bet jeigu kaip žvaks pasikeis, tai drosė. Dėl to dedaus irgi žvakių, belekeik, litrą tepalą. Dar ant to tik problemėlį. Nukrent benzino lygis yra nebedagauna. Benza tai pradeda burbuliauti. Ir tuo pasako išeint siurblys. Šaibelėm. Tai va, turim ekstra siurblėlį. Turim 10 litrų ekstra benziną. Kas leit iš techninės dalies, tai viskas. O dabar kas leit iš
Kelionins daliais, tai turim palapėnį, turim miegmaišį, turim kėdę atsisėsti. Nes sėdėti ant tos kėdės sustojus ne jokį malonom, pravažiavus belekiekį dar sėdėti vidau, ar ten užkundžiauti, ar šiaip pailsėti. Aišku, turim šalmą, nes be šalmą neįsivaizdavau, ką tokį kelią parvažiauti. Važiavau senau 100 mylių, su akinės tik ta. Tai žinokit, nieka gera. Man kelts yra 10 valandą, taip ką po biškį pakaunamės, judam link Doveriaus. Da prieš kelionį pastebėjau, kamon numerė į biškį nekokiai, ne kažkokios kondicijos. Greit nulėkiau į parduotuvę, nusipirkau flamasterį, bandysam užpiešti. Lietuvoje jaučiu štais dalyks man nebus nukapuotų. Tai da, baudžiamai bylą iškelt. Čia viskas galai galima, viskas yra įmanoma. Bandom. O, visai nebloga denga. Ko nežinau. Man reikals. Gera bus. Ne kažkoks išmanis dailininkas, bet biški geriau. Bent jau spalvas atsirado. Atsakmuojusi Doverį uostą, žmonės jau eilėlis daros. Pirm nuvažiuoti man 200 kilometrų. Galiu pasakyti, kad nieka gera. Mano nogara su užpakaliu jau bandė kalbėti su manim. Jie mani baigė tikinti, kad sakė, nebevaryk tu nikor, sukeis atgal įvažiuok numiai. Bet aš atsisakiau tuos idėjas. To pasiūlymą, bandysim važiuoti. Yra ne kažkas nugarėlė, bet aš manau, kad kaip nors. To, dabar yra pagrindinė užduoti pravažiuoti pasienį. Žiūrės, kur man sakys, išvės pamatėm, su ko aš bandau išvažiuoti to ne Europą. Nu, kaip sakant, sėkmės muniai. Anei Monika pamatys, jaučiu sakys, tu tik nebesvaik. Davai tik mink atgal į savo chicken fabrik. Bištom galvų nugirtinėti. Plantu, kokios tau Europos. Davai tik sukeis. Bet žodžiu, niek nesakė nei mane, anglų pasienį išvies nebuvo, jau meni, tūlika. Tai pralekiau be jokių nuotykių, kaip sakant. My leg. Luggage all yours? Everything is mine. Any weapons, knives, firearms? Nothing. No? Do you have an engine? Oh! Indeed.
mission. It's a mission. It's a mission. Got special clips, you know. Was not expecting that. Looks like BMW. Like it? Yeah. You build it. Sorry? You built it yourself. Yeah. I'm kind of, you know, like have a lot of this. I'm going with this to Lithuania now. Yeah, I have got helmet. That helps me. That helps me. I need something still to my ears, you know. I can't find to put something to know the protection in my ears because it's windy and it's Bet nesugalvoju, nu, vis tiek patikrinti. Sako, kur važiuokite, gal turite narkotikų ar ginklų. Nieks sakau, aš neturiu, nevežu. Nei tampos reikia vežti ginklus ir narkotikus. Nu, tai jums su manim sutiek, pasikalbėjom, sako, laimingo kelio. Kad matėt, nebuvo labai daug kažkokių kabinėjimus, gražiai pasišnekėjom, labiau norėjau variklį pamatyti moną, tai aišku atkreip dėmesį, tai viskas, laukiam keltok, varysim. Plaukiam į Prancūziją. Bandysim šiandien nuvažiuoti kokius Belgijais ar Vokietijais. Minimum 2-3 valandas dar šiandien pavažiuosim. Ir žiūrėsim, kas čia gaunasi. Belgija, jo, 2 nakties beveik. Tai varys brolius. Pasistačiau trobą, smūgiaus, nedėjau jokių šniūrų, nieko. Aš vis tiek panaudojau, ką apšviešiau, nes neturiu jokių prožektoriaus pasiėmęs. Į mėgmaištis. Tai ko? Panakt vaikučiai. Susitiksime rytoj. Nu ir labs rīts. Neeinat mērkt akių. O, vienat mērkiau. Nu, normaliai. Žems mėgoti. Biškai tą. Bet nieko. 5 ryto. Šausam kavelis. Ir varysim į trasą. Ai. Žmonės aplinko jau burbuliau. Daudas.
taip prižadėn. Planavau mėgoti iki 7, bet nebišės. Tai ko? Pasimam Red Bullaus kavelis. Aš galvojau, kad aš nepatogiai mėgčiau. Žmonės mėgčiau tą. James. Smalia. Gero miego. Visada sakiau, kad X yra nepatogiai mėgoti. Geriau mėgoti šalia X-o. Sveiki atvykę į Andriaus kempingą. Dedam ką veiks. Kas skani, bet į brongi. Kon, judėsam link Vokiečių. Ir ors atrodo bus gers. Kon. Nikados neantį apsulankstyti tą parduotuvę. Nebetelpam. Kas perka? Man nepatinka. Nu, ką panom pirkti grįžčiau. Šen. Grina. Gera būsė. Vis tiek reikės eiti, negu kad kantuotis lovį, jeigu vakar reikės eiti golf. Čia lygiai tas pats. Ogi niekam. Ne mano reikalas. Stebuklingos lazdelės. Tai ko, atėjo, važinėsam į Vokietiją. Tinas, taip jau nebepraeis. Čia tau ne Anglija, vaikelė. Reiks diržų. Taip, kad tenk kabinti diržus. Nes kitie paniai gali mums nepaglostyti visišką. Sakys, kon tu čia, blėt. Važiavai iš to savo Anglijos be diržų.
A tu blūdį. Davai, tik tą lipk lauk. Ir eik peškom. Nelabai nori eiti peškom. Tai sudėsam diržus. Gero kelio. Numyniau apie 500 km ir yra pats laiks pasitikrinti Apples. Mes turim, turim mažoj normą. Tepalio karyje. Niek, turim litriok šitą tepal. Tapilsam. Ir lieksim toliau. Nu, reikės, man atrodo, dar 1 litrą pirkti, nes šito litrą neužteks manai. Nu, svarbu, kad neužlinktų. Pietus vonioj. Nebloga visai. Tam sūriai. Ką tu žiūri, kiek jis sūriaus nemėgsta. Žiauriai geras. Iš Lidlo. I like it. Laukia ilga kelionė. Sūris gera. Kaip ten gera? Nieks dabar šios laikas negera. Kaip sakė, vienas man pažįstams. O, pamečiau. Viskas, kas skanu, yra nesveika. Taip, kad turėkit omeny. Skanaus. Prašyčiau nepavydėti, nes dar iškres iš burnos. Vokietijoje mun sugalvojai vesti kažkokias laukas. Važiavau aš pagal navigaciją, atvariau savo į aerodromą. Lėktuvėliai skraido tik tą aplinko, o misliu, kad šias biški ne čia pataikys. Taip, kad man reikia virinti iš čia kuo greičiau. Sorry? Oh, very beautiful. Ah, thank you. Thank you. Esda Vokietijo, lėk dar kelias valandėlis
Stoja užkvosti. Turiu šiek tiek sumuštinį. Ir visko nužgeram. Pats geriausiu. Tai va. Bandysim pasižiūrėti tepalą. Pabelėtų nors kai ką nuo. Šiaip viskas puikia. Lekas gera. Jokių pretenzijų aš savo vonę neturiu. Žiaurė daug žmonės laikėn ant bolidą. Tai va, iš pradžių skaičiavau tuos tikrus laikus, tuos vadinamus, paskiau nusiboda jau. Tai kur sustoju visur priein, pasiklausinė, pasišnek, gerai, kad žmonėm patinka. Tai va, tai jau pasižiūram tepaliok, pavalgom ir judėsim toliau. Thank you. Нравится? А может кому-то такая не нравится? А, всем нравится. Она же недорогая, она же практически может купить любой свет. Конечно, можно. Да. Все можно купить сейчас за деньги. И сделать можно. Задача только в том, где эти деньги заработать. А деньги зарабатываются. Они всегда зарабатываются. Просто у кого какая работа, Да, да, кто забирается в работу. конечно. Ой. Вот скажи, работать на деньги заработать на такой машине, я пойду туда работать. Механиком. Сейчас очень надежная работа. В Англии живу. Да, да. В Англии живем. Едем в Литву. Да, да. Лабадена. Ты из Украины? А, я... Просто у меня Литве очень хорошие воспоминания, поэтому я там давно просто был. Ага. Просто люди оставили хороший отпечаток на душе. Там просыпаемся, на столе записка, завтрак вот на столе. Там, Конечно. представляешь, это, такое должно быть, отношение у меня с людьми. Да. Приехали, пытались, там у нас там, где полицию вызвать, вот так, вот туда копаться. Вы вечером приехали тоже не с пустыми руками? Вы просто Да, да. путешествуешь, снимаешь какие-то, да, блоги. Да, да, чуть-чуть делаю это. Наверное, будет первый мой такой. Я всю жизнь делал что-то такое, но никогда не снимал. Если Ну, ты не давай. против. Давай, давай. Если против, Можно. то не будем. Можно около машины там. Давай на фоне машины. Давай, давай. Я тоже возьму. Давай, иди. Давай еще мне. Ты молодец, своими руками заработал-то. Да. Сейчас мы вот так вот. Так-то нужно, да. Вот так, чтобы было видно. Вот. Сейчас вот так. Ну, Елки 20, что ж. Вот так надо, вот, чтобы машину было видно. Вот. о, тогда И вот так. вот так, наверное. Хорошо. И вот так. Чтобы на фоне машины. Давай. Ты молодец, не сидишь на жопе. Ой. Ką, gerbėmieji, įlėkiau į Lenkiją. Oi, nuvažiavau išvis 1000 mylių. Surinkau 1000 fotografijų. Pripaveikslavau 1000 kartų turbūt. Važiuoju ne tiesiog autostrada. Žiūriu, tiek mašiną važiuoju. Ant prilėtie, susilygint su tavim, nu ir ko, pasakai šuonų galvą, jau gali šipsuotis, nes garantuota paveikslavom. Tai va, 1000 nuotraukų ir 2 kameras greičia. Tai kaip sakant, you're welcome to Deutschland. Niek, kap nors, vis tiek nemokės baudų, kap niekur nemoku. Tai va, koks dabar tikslėlis man pralėkti Lenkijai, nusivalyti šalmą, nesivėsis, apsnargliauts. Vos jau per stieklą matau yra museliukai. Sveiki atvykę į Europą. Nu, da, per čia tik Vokietijo, kas bus Lenkijoje,
kas bus Lietuvo. Bus baisu. Jo, šausam skanios pigios kavelis, nes jau užsiknisau. Vokiečius benzin kaina 200 eurą 50. Tai va, o Lenkijoje ir žymiai pigiau. Bus koks euras 60 jau išvertus iš tų zlotenčianų. Ir viskas. Dar lieka apie 1000 kilometrų. Geras dalyks ir tas, kad nesugėdau kol kas. Mašinės važiuojam poikia. Mašinės, vonė. Vonė važiuoja poikia. Neturėjau jokių incidentų su policija. Ko labiausiai bijojau, turbūt vokiečius. Blogs dalyks ir kada ten lietus. Tai nežinau, kaip čia bus. Jei gaus lietaus, tai gaus. Turbūt reikia stovėti po kokį teltų, dainuoti daineles. Nu, bet tikėkime, kad vis bus gera. Viskas pasimatys artimiausių laikų. Nu, stebu orus, žiūriu. Bus tai bus. Bus suleis, pirmą kartą. Tai va, pageram kavelis, lekam. Labą dieną, mano vonė. Gal pavešit mane iki Lietuvos? Sėskiais. Nu, davai. Lip čia, niekur nevarom. Bet buvau suteikęs sparnus. Vėliak mun navigacija ved kažkokias kaimas. Maunoš, karton Šlechtenzija, Lenkija. Žiūr, kombainiuorė nupjovė stolpą aukštos įtams. Ne, nu, ko aš galiu pasakyti? Nu, garantuota, nei blaiv nebuvo. Nu, į ko? Privažiavau trafiką. Ir dar privažiavau lietų. Nu, neatrod, kad lytų labai ilga. Ar daug. Biški lašnuo, bet tikiuosi, kad prašoks. O kodėl čia trafiks, tai velniai šiandien. Tiesiog navigacija atvedė į trafikėlį. Tai va, teks pakimarinti. Kimarinam. Lenka tiesiog, nu tiek mašinas paleidė. Biški sudaužė. Kažko pasiėmė. Bamperį sumetė vėdu. Į kukurūzų lauk. Nu, молодец. O, blėt. Purkštuką gerda. Nu, načio. Gerulė, ne jį, ne? Nu, nebūtų Lenka. Kažkas radiatorių pasiėmė. Kažkas turbina išdaužinta. Gaspi, duok man pavairuoti savo žalią sierą, mėlyni kalpokai. Kalpokų nėra. A, į kalpokai. Juk tepal gal da įmonį gal teks. Vai paveizėti. Pirkt nereikėtų. Reikia čia. Tuščias, blėt. Nu, nieko gera. Bet čišta jį. Atrabuoti. Neteks. Žodžiu. Reikalai, reikaliukai. Lenkai.
Garantau tą į saliarką ištraukt. Kaip plėvelė. Na, čia geras teikus buvo. Tai va, lenkai nesismulkina. Į griovį, kaip sakant. Likonių savo mislėjat. Pagavau lietaus. Aišku, gavau. Ble. Saulė šveit. Iš niekur niek. Ką pradėjo lyti. Pasustojau. Nu ir lyts nustoja. Nu, maladėts. Kada pašlaps, pažiaus. Tos nedėlis. Patink žmonėm. Gera. Visam įpilk. Oi. Jeigu neprapels. O, pataikiau beveik. Čia dabar rodys. Niek nepadidėjo. Gal ir, o gal ir ne. Gera bus. Šiandienis tiklas buvo grįžti į Lietuvos Respubliką. Tai va, grįžau į prieš 12, tai vadinasi sekmadienis vakars. Esu jau 9, žodžiu. O dabar kon, varau, kitais palapin kažkur, pradėčiau būti čia. Tai susimatysam rytuo. Grįžę 4 sekundžių. Mon kelionė jau kaip baigės. Esu Gargždus, atvariau pas draugėlį, pasimiau tralą ir užsikroviau ant tralą šanon. Paskutinę mono kilometrą iki Mažeikių bus ant tralą. Nes ten mes pasimam BMW, su katru dalyvausiam štuką KM drag lenktynėse ir viskas. Apibendrinsiu viską, kaip nuvažiausiu iki Mažeikių, į garažą, krausam ir apžvelgsam vis mūsų kelionėlę. O kelionė man buvo į lengvą ir sunkę ir visoj, kokie tai galėjo būti. Iš tikrųjų, tai nesitikėjau, kad žmonės bus tokie tolerantiški. Tiek Vokietijoje, tiek Lenkijoje. Nieks nei man mirkčiui kas nors, nei man ten pipena, kad tu pasitrauk ar dar kažko. Visi žiauria geranoriški. Visi
tiesiog rodė liuksus, sako, maladėts, varyk. Ir žiauriai buvo fainė, bet iš fizinis posis, tai niekam nelinko, bet jeigu sugalvosa, tai pabandykit. Tai aišku, važiavus į Lietuvą iškart sugadė nuotaiką. Lietuvė biški yra paprastesnė. Nesismulkiant. Iškart pareišk savo pretenzijas. Tas negera, tas negera. Nu, bet tebūnė, palikiam ton. Ne visi lietuviai blogi. Žiauriai daug gerų žmonių. Bet išlent tokių perliukų. Išlent. Tai mašinėlis stov, veito. Aš jau vanom pradedu vadinti mašiną. O jeigu dar kitep, tai kartingu. Grina kartingėlis toks. Sgrebnas. Nebevadinsiu aš svonium tratų, nes ana tikra, monis nepadedi. Nors ir surėjo bišto tepalo, bet kaip sakant, paremontausiam. Stovam šitą gražuolį tarp da dviejų mono kitų aparatų. Da čia tur veitas. Čia man brolis buvo susidėjęs biški savo gantelius. Jo, dar turam veitas, tai dar planus ir parvežti dar kelis mašinas. Ir kit man kelionė bus būtent su 1933 metų gamybos Austin 7 modeliu. Tai važiuosim biški trumpiau, nes tas aparats važiuojam tik apie 50-60 km per valandą. Ir nemanau, kad atlaikys tuo kelionę, nors yra viskas ten gerai suremontauta, gerai išlaikytas aparats. Bet mes pasirinksim daugiau keltai sukeltas ir bendro bus apie 700 km sausuma per Vokietiją. Tai nuo Olandijoje išlipsam, važiuosim iki Kyliaus ir nuo Kyliaus jau plauksim iki Klaipėdos, o nuo Klaipėdos iki Mažeikių ir Sauchot. Jei nesunkiai pasiekėt mane, jeigu patink, paspauskit like. Ir greit susimatysim kelyje.